burtininką ir paprašyti tos paprastos širdies, kaip pas kiekvieną žmogų, kuri galėtų mano kūne plakti lygiai taip pat kaip ir jūsų. Tuk, 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 o ne burkstų kaip variklis nepapildytas geros alyvos. O jeigu tu esi medkirtys, tu neturėtum turėti kirvį? Dorotėja, kuriam tu amžiuje gyveni? Medkirčiai ir Kauno rajone jau seniausiai naudoja nebe kirvius, o kai reikia naudoja benzopjūklą, apgėdėti medžius, kad būtų tvarka. Tai aš turiu tokį, aš galiu atnešti, jeigu tu netiki, kad mano darbo įrankis yra šis. Ne, viskas gerai, neverta, mes patikėsime tavo žodžiu. Vaikai, ar mes pasimame medkirtį kartu su savimi į kelionę? Dorotėja, man atrodo, kad kelionė skamba labai neblogai, bet tai kai mes nekeliausim autobusu, traukiniu ar neduok dieve pėstute, aš tiek neištversiu. Mes keliausime virtualiai. Neišeidami iš šios salės įjungsime pačią galingiausią ir greičiausią keliavimo priemonę. Tai yra savo vaizduotę. Kosminį laivą, kuris skrieja šviesos greičiu. Šitas būtų aparatas geriausias. Ne medkirty, sakau dar kartą. Kūrybos, fantazijos, šokių ir dainų pagalba mes visi keliausime į stebuklingą šalį, kur išpildysim ir tavo norą ir tu galėsi turėti tikrą širdį. Dorotėja, nieko nesuprantu, ką tu čia kalbi. Tu paaiškink man dabar, o ne po kelionės, kaip galima keliauti fiziškai, net ir man su geležinė širdimi, vien tik tai dainų ir šokių pagalba. Juk nėra nei vairo, nei jokios vairalazdės. Taip, medkirty, kiekviena daina, kiekvienas šokis, tai yra tarsi plyta, kuriomis yra grįstas kelias į svajonių smaragdinę šalį. Vaikai, jūs esat protingiausi šiandien čia susirinkę žmonės, ar taip? Tėveliai sutinka? Taip! Paploja vaikam, protingiausia mūsų kelionės dalyviam. Todėl vaikai, aš noriu jūsų paklausti, ar neturint automobilio, traukinio ar kitos judėjimo priemonės, ar mes šiandien galim keliauti? Tikrai galime keliauti ir pradėkime mūsų kelionę, nes visai netrukus pirmasis kūrinys, kurio pagalba mes ir pajudėsime link Smaragdo šalies. Na, o šis kūrinys ypatingas tuo, kad mus visus nukels į vasaros pievas. Oi, kaip mes laukiam tos vasaros, net ir šiandien laukiam pirmojo žaibuko, kad galėtume jau galvoti apie maudynes. Vaikai, ir laukiam vasaros! Net ir medkirčiai laukia vasaros, todėl sutinku su jumis, kad kelionė galbūt yra įmanoma, tikriausiai, ir pradėkime ją nuo pirmosios mūsų dainos, kuri vadinasi Žiogas vasarotojas. Muzika Rasos Kazakevičienės, eilės Zitos Gaižauskaitės. Diriguoja Rasa Kazakevičienė, koncertmeisterė Laima Liutkauskienė. O dainuoja jaunučių vokaliniai ansambliai. Paplokime visiems atlikėjams.
Kauno rajonas! Man atrodo, mes bent vieną savaitę tikrai priartėjome prie taip laukiamos vasaros, kad ji būtų karšta, būtų gera. Žiogas vasarotojas gerą startą davė mūsų kelioniai. Tai, Dorotė, man atrodo viskas, kelionė baigta, esam Smaragdo šalyje, prašom pildykit mūsų norus. Tai jeigu jau išsipildė visų čia susirinkusių norai, tai taip, atkeliavom tada. Tai viskas, esam čia. Pilis matosi. Ar išsipildė visų čia susirinkusių noras? Aš turiu tokį įtarimą, kad kelionė tik prasideda. Žinoma, kad kelionė dar tik prasideda, nes taip greit neįmanoma keliauti į Smaragdo šalį. Todėl, medkirty, tęskim kelionę. Kviečiame dabar tuos, kurių kojos niekuomet nesilsi. Bet jie turi tokį talentą, kad kojos puikiai dera su talentu, o tada gaunasi turbo pasirodymas. Tai, gerbėmieji, pasitinkame pirmuosius šokėjus ir tai yra jaunieji šokėjai, kurie šokio žingsneliu ves toliau mus link Smaragdo šalies. Dorotėja, kas jie? Visai netrukus šokis Vaidūda, lietuvių liaudies daina, aranžuota Alytės Vitkauskienės. Choreografija Irenos Žiukienės. Aikštės kompozicija Zitos Vaškelienės. Šoka jaunučiai ir jauniai. Pasitinkame šokėjus! Kur ragota? Ajo, matau. taip šokti, bet tokio gražaus šokio gyvenime nesu šokęs. Kodėl, medkirti, juk tu galėjai prisijungti prie vaikų šokti kartu? Aš dirbu tik miške ir medkirčiams, kurie turi geležinę širdį, šokti nevalia. Nes ta širdis gali imti ir nebeplakti, nors ir geležinė. Deja, bet galiu tik žiūrėti į šokį. Medkirti iš ties liūdna. Suprantu, kad tau tikrai reikia nukeliauti į Smaragdo šalį pas burtininką, kad jis savo padovanotų širdį, tu galėtum šokti ir tikrai džiaugtis. Pati didžiausia svajonė šitoje kelionėje iš tikrųjų pasiekti tą šalį ir nelikti kažkur pakely. O medkirti, sakyk, piešti tau galima? Žinok, niekad nebandžiau, bet miškas tai vieta, kur tikrai galima matyti daug gražių piešinių. Visai gera idėja pabandyti piešti šiandien drauge. Na, tuomet pabandykime paklausyti dainą apie piešimą. Pabandykim. Tai daina nupiešiu Lietuvą, mūsų kraštą. Muzika ir žodžiai Ingos Šeduikienės. Diriguoja Rasa Kazakevičienė, koncertmeisterė Laima Liutkauskienė.
Na, o dainuoja jaunučių vokaliniai ansambliai Kauno rajonas. Pasitikime juos. Štai ir nupiešėme Lietuvą. Nežinau, Dorotė, kas čia buvo, bet nuo šitos muzikos, nuo šitų balsų, nuo šito vaizdo gražaus, mano širdis kažkaip pradėjo įdomiau plakti. Ir aš galvoju, gal tas Smaragdo šalis, apie kurią dainavo ką tik jaunieji Kauno rajono dainininkai, ir yra ta šalis, kurioje mes gyvename. Gal tai ir yra Lietuva? Tikrai visko gali būti, Medkirty, ir kelionės pabaigoje mes tikrai viską sužinosime. Nekantrauju, kuo greičiau tenai nukakti. Tuomet pasibalnokim vėją ir bėkim tolyn. Oi, šita idėja labai gera. Vėjo šiandien netrūksta visoje Lietuvoje, o ir Kauno rajone, tad vėjas mums labai tinka. Ponios ir ponai, šokis vėjo malūnėliai, muzika Vidos Navickienės, aranžuotė Gintaro Vilčiausko. Choreografija Rūtos Narjauskaitės. Aikštės kompozicija Gintarės Meleškaitės. Šoka jaunučiai, groja Kauno rajono meno mokyklos tautinių instrumentų ansamblis Jese. Pasitinkame visus! Ansamblio vadovai Gintaras Vilčiauskas, Diana Didžiulienė, Valė Darinienė ir Stanislavas Raševičius. O dabar tikrai pasitinkam visus.
atnešė vėjo malūnėlį ir visi šie nuostabūs atlikėjai, o laukia tikrai šiandien vėjuota ir žinot, dabar visi ramiai liekam savo vietose, gavau informaciją, kad laukia vaikšto vilkas. Iš Kauno rajono matyt miško atklydo, bet būkit visi saugus, su juo viską išsiaiškins pati Dorotėja. Laukiame jūs. Medkirty, palauk, su kuo aš viską išsiaiškinsiu? Su vilku? Patikį sakai, kad laukia vaikšto. Kur tas vilkas? Už durų kažkur aplinkui. Medkirty, tu nesupyk, bet tavo ne tik širdis, bet ir galva geležinė. Aš tiesiog repetavau, kaip mes kartu su tavim pristatysim sekančią dainą. O ta daina vadinasi Vaikšto vilkas po girelį. Ai, tai ko tu, Dorotė, man iš karto nesakei, kad čia yra vien tik daina ir nieko bijoti nereikia. Aš kaip Medkirtys nieko nebijau, nei tikro ar netikro vilko. Bet jeigu daina apie vilką, man atrodo, mums visiems tikrai tinka. Taigi Vaikščiai vilkas po girelį, lietuvių liaudies daina harmonizuota Raimundo Martinkėno. Diriguoja Viktorija Stanislovaitinė, koncertmeisterė Laima Liutkauskienė, o ją atlieka jaunučių chorai. Man atrodo, kad šiais laikais ne tik vilkai, bet ir panašus į vilkus vaikšto. Aš manau, kad ten buvo haskis. Labai panašus rodė ekrane. Gali būti, tai viskas gerai, viskas ramu. Bet Dorotėja, man atrodo, kad mes kažkaip nelabai teisinga kryptimi judame. Juk ir vaikai, ir tėveliai, ir seneliai visi žino, kad kelias į Smaragdo šalį yra visiškai aiškus. Jis turi būti visų pirma iš plytų, visų antra iš geltonų plytų. Anei plytos, anei takelio jokio čia nėra. Tai todėl, Medkirty, tau taip atrodo, kad tu neteisingai perskaitai knygą, nes tos geltonos plytos iš tiesų yra ne plytos, ne kažkokie akmenys, o tiesiog geri mūsų visų padaryti darbai. Kad ir šiandieną, žiūrėk, vaikai šoka, groja, dainuoja, o mes visi kartu džiaugiamės. Ir tai iš tiesų yra patys geriausi darbai, kuriais ir turi būti grįstas kelias į stebuklingą Smaragdo šalį. Tai viskas susiskaito, jeigu šiandien man nedarbo diena miške, tai viskas yra gerai, nes galim su dainom ir šokiais tą kompensuoti. Tiesiog, žinok, kiekvienam darbuotojui darbas pagal talentą. Tu geriau dabar pristatyk sekantį kūrinį, bet pats šokti tai neik. Aš su mielu noru pasimokysiu bent porą žingsnių ir galbūt šiandien, Dorotė, mes pamėginsim dar pašokti. Pamatysim, kaip medkirčiai tai daro. O iš tikrųjų, kalbant apie darbuotojus, dabar norim būti labai dėkingi tiems, kurie kiekvieną dieną suorganizuoja gardžiausią
duonos kepalą mums ant stalo, nes tai yra malūnininkai. Ponios ir ponai, malūnininkų šokis. Muzika Arūno Baužio, choreografija Rimos Mačiulienis. Aikštės kompozicija Gintarės Meleškaitės. Šoka jaunučiai! Man atrodo, tikrai visi prisiminė ištakas, iš kur gimsta visos gerybės, kurios atsiduria ant mūsų stalo. Žinau, kad Kauno rajonas yra ta vieta, kur kepama pati gardžiausiai kvepianti duona. Tikrai taip, Medkirti, o sakyk, kaip tu įsivaizduoji, kokia ta Smaragdo šalis, į kurią mes dabar visi keliaujame? Dorotėja, mano vaizduotė taip toli, žinok, neneša. Aš Medkirtis, paprastos profesijos atstovas, aš žinau, kaip veikia benzopjūklas, kaip atrodo kirvis, ką reikia veikti miške, aš apie šalis ir geografiją nieko neišmanau. Tuomet gal paklauskim, ką apie tai galvoja vaikai? Paklauskim, man atrodo, jie tikrai yra protingesni už mane ir už visus šiandien čia vaikai. Kaip jums atrodo, kaip atrodo ta Smaragdo šalis, kur mes keliaujame? Kokia spalva sakėt? Kaip mano šita pusė? Dainininkai. Aha, buvo ir geltona, girdžiu, žalia dominuojanti. Ką galvoja orkestras? Jie žiūri vienas į kitą ir bando išvelgti spalvą akise. Mėlyna matyt, dominuojanti. Kai kurie Medkirti, girdėjau, mano, kad būtent sekanti daina ir apdainuoja Smaragdo šalį. Smaragdo šalis tikrai gyvena mūsų širdise, nes kažkas vis tiek turėtų būti panašaus susijęs su kraštu, kuris yra aplinkui mus. Tai gerbėmieji, jeigu jau malūnininkai mums šiandien pasirodė, tai yra tie, kurie apdainuoja nuostabiausiai mūsų šalį. Daina yra šalis Lietuva. Muzika ir eilės Simono Bradūno. Diriguoja Rūta Mažeikienė. Koncertmeisterė Laima Liutkauskienė. Dainuoja jaunių vokaliniai ansambliai.
Solistė Rūta Dalinkevičiūtė. Pasitinkime dirigentę Rūtą Mažeikienę.